pagrindas neparodyti, ką aš galiu. Man pagrindas yra parodyti, ką žmogus gali. Va tas, kad jam perduoti ir jį išmokyti pagal jo lygmenį, auginti save, nes pats pagrindas yra, mes negimėm, kad valgyti, mėgoti, ne vaikai, anūkai, sodas, daržas išėjom. Kažkaip taip prasminga, viskas ok, kaip ir pagal instinktus, ne? Bet iš tikrųjų mes atėjom vis tiek išaukti kažkaip, ne? Kažkoks tikslas yra didesnis to. Pavyzdžiui, pavyzdys paprastas, jeigu aš dieviška būtybė tenais, ne? Vat aš ten, kaip sako, ta energija iš pradžių viskas. Tai ko aš čia veikiu šitoj žemėje, ko aš šitam kūne kankinuos dabar, ne? Jeigu tai paėmus. Skauda, ten aiškinkis su kažko, dar kažką dėliok. Koks tikslas tada to, jeigu ten ir taip gerai? Kam man čia nais dabar ateiti ir grėšit, kaip sako? Tai tikslas tame yra, kad mes įgaunam kūną ir jau į mūsų modelį, jeigu aš, pavyzdžiui, esu žmogus, įeina kūnas. Ir jūs jį visada turėsite, išskyrus tada, kai jūs perėsite į kitą kūną. Ta prasme, jūsų modelis yra kūnas irgi. Koks jisai, čia jau kitas dalykas. Karminiai procesai susiformuoja pagal dvasinį kūną, pagal žmogaus intelektą, pagal jo ir užrašytą programą ir taip toliau. Viską, ką jūs turite, čia jūs išsinešat. Viską, netgi savo namus išsinešat. Klausimas sakys, ką jisai čia šneka, ar ne? Taip išsinešate. Išsinešate kaip? Ne kaip tiršta materija, bet informaciniam lygmenį. Energetiniam, informaciniam. Ir kitam gyvenime jūs tą materializuosite. Gal tas namas nebus toks pat, bet jūs turėsite tą, jeigu eisite teisingai ir dar daugiau. Pagrindas jūsų yra, tai yra energetinis, dvasinis, psichologinis, fiziologinė, netgi materialinė būsena. Nes bendrai yra materija, įeina, sakykime, į mūsų gyvenimą įeina materija. Materija tai yra skista, tai yra energija, ne? Ir tiršta. Tai yra kūnas, jau materija. Ir jį reikia išlaikyti, ar ne? Reiškia, šiaip ar taip įeina ir reiškia, ką jūs darot? Jūs iš praeito gyvenimo išsinešate tą ir kitam gyvenimą materializuojat. Jeigu eina viskas iš vidaus, arba dauguma dalykų pas jūs iš vidaus. Pavyzdžiui, kaip aš ir sakau, jeigu vaikutis gimsta jūsų šeimoje, pavyzdžiui, jis irgi kraitį atsineša. Aš, pavyzdžiui, netgi pastebėjau, kad žmonės po santokos arba pradėjo gyventi, dažniausiai tai po santokos, arba, ir šiaip mačiau, kad kai pradeda bendrą gyvenimą, jam pradeda eitis. Pradeda reikalai eitis, tas jau kažkur pareigose pakėlė, žiūri tik tai. Ir jeigu dar gimė vaikas, tai ir jeigu, pavyzdžiui, pas tėvus tas intelektas kažkiek yra dvasinis, biškiai aukščiau, iš karto reikalai pajudėjo. Vaikas atsineša savo kraitį. Tai kai jis atsineša savo kraitį, tėvai jį atidaro tą skrynę. Jeigu turi, sakykime, tam tikrą, vėlgi, eina daugiau su jausmu, nebūtinai į vaiką. Bendrai turi būti tas jausmas šeimoje. Ir kas darosi? Atsidaro tas, todėl, sakykime, tas vaikas, sakykime, pradeda dalinti su tėvais. Tėvai pradeda materializuoti tai, ką vaikas atsinešė ir tai, ką jie atsinešė. Ir dėl to šeimos kūrėsi, viena iš priežasčių, kad jie pradeda augti. Ir kodėl yra instinktas palikti palikimą savo vaikui? Todėl, kad tai jo ir yra. Tiesiog mes tą materializavom, dalinai to vaiko. Ir tada, reiškia, kai mes sudedam ten, pavyzdžiui, tą visą materiją, pavyzdžiui, tėvai išeina, jie irgi išsineša tą kraitį į kitą gyvenimą ir gimsta vėl su. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, per gyvenimą emociškai, psichologiškai, materialiai, socialiai nedegraduoju, aš išsinešu. Kodėl laidojo faraonus visus su turtais? Ar ne? Pats jums atsakymas, pagrindas, kad jie ne tik po mirtiniam gyvenime turėtų, bet jie ateitų jau į kitą gyvenimą jau turtingi. Nes po mirtiniam gyvenime, pavyzdžiui, ką duoda turtai, tai irgi tai yra energija. Pavyzdžiui, auksas yra energija, pinigai yra energija. Čia yra energija, kaip todėl ir yra mainai energijų vadinami. Pavyzdžiui, žmonės ką daro, jie turi mainus energijų, ne? Pavyzdžiui, sako, pavyzdžiui, žmogus dirba su jumis ir jis, pavyzdžiui, ima auką. Ima auką arba su juo reikia atsiskaityti, ne kažkaip. Tai, pavyzdžiui, turi būti mainai. Geriausi mainai tai yra, kas yra? Pinigai. Pinigai yra, labai turi stiprią energetiką. Mes žinom, kad pinigų negalima visiems turėti net. Daug, ne? Mes matom, kaip pinigai nuneša
stogą daugam, kaip aš sakau, ar ne, nu, ta prasme, jeigu išaugo, ne, sako, užvaldė pinigai, ar ne, tai tas vienas iš tų tokių irgi dalykų, kad pinigus galima didelius, ne visiems turėti. Ir todėl daug kas sako, kodėl aš neturiu pinigų. Sakau, todėl, kad tu pasakei, dabar aš neturiu pinigų. O kaip suprast, tavo smegenys tave išgirdo. Sakau, tavo sistema, tu pastoji kartosi, aš neturiu pinigų, aš neturiu, tavo smegenys sakys, aš neturiu. Klausau, nebus pinigų. Aš sergu. Gerai, imk lygą, nes tu sergi. Tai va, o kur sveikstu, kur atsistatau, man jau geriau. Tai va, čia labai reikia suprasti, kad mūsų netgi smegenys išgirsta mūsų paskutinį žodį. Va, ir daug kas sako, tai iš kur tu žinai. Nu, aš sakau, aš žinau, nes pas mane irgi viskas gerai su tuo dalyku. Iš tikrųjų. Tai ir kitas yra dalykas, reikia suprasti, kad gyvenime viskas ateina. Bet pats principas kaip ateina, kad aš turiu būti tam pasiruošęs. Turiu, vat vėlgi, pasitikti tas, kas mane ateina, kad jeigu aš būsiu nepasiruošęs, pavyzdžiui, vat paimkim žmonės laimi milijoną, arba ten dar, tai dabar galbūt intelektas biškelį kažkaip ir tai, pagal statistiką, jie laimingesniais netampa. Ta prasme, dar sunkiau jam gyventi būna. Dažnai tos pinigus išleidžia, atsiranda giminių, brolių, kurių dar nepažinojo, pusbrolių visokių. Ir paskui kas gaunasi? Gaunasi tai, kad jau tie žmonės traumuoti. Jie jau nebegali kitaip gyventi, kai jau nebėra pinigų. Jie tą pavostę, kaip sako, ir viskas. Ir jie jau nuleidžia rankas, jau jam, ta prasme, labai sunku. Čia psichologinis lūžis yra iš tikrųjų. Tai vat ateina pavasaris, kaip aš sakau, ateina vasara, ateina, kaip sako, atėjo pinigai mano gyvenime, atėjo meilė, atėjo žmogus į mano gyvenimą. Mesgi sakom, kad atėjo naktis, diena, viskas ateina iš tikrųjų, liga ateina, va, jeigu žmogus pats užsisako. Tai va, tai visas tas procesas, aš turiu būti pasiruošęs viskam tam. Ir va, būtent tie mainai, jie turi būti. Ir jeigu, pavyzdžiui, kodėl labai yra viena iš tokių pradinių didelių paslapčių, man vieni anksčiau dar čia gal prieš, nežinau, kokių 13 metų gal. Viena moteris verslininkė, jinai tenais, reiškės, man sako, Liutaurai sako, va tau 200 litų, man atrodo, litai buvo. Sako, žiūrėk, nuvažiuok į parduotuvę, dabar vyksta labdara, nupirk vaikam, ten tiem mažiem tenais, šitą vaikų namuose, kurie, reiškės, maistuko, kokie tik nori, ar kruopų, ar pampersų, ką tu sugalvosi. O sakau, kam? Sako, aš patau paskui papasakosiu. Gerai, nuvažiavau, dar nuo savęs pridėjau, aišku, pilną vežimą prikrovau pampersų. Ir atvežiau, viską atidaviau, bet aš labai gerai jaučiuosi, aš nesupratau, koks čia per jausmas, toks per kūną net vaikšto, gera, tiesiog gera, negali paaiškinti. Ir nuvažiavau vėl ir jinai sako, žinai, sako, kame čia yra reikalas, tu turi duoti, sako, kad tau ateitų, tu turi aukot, turi duoti, nes tada, kai vyksta mainai energijų, va, tu duodi tą padedi, tau ateis žymiai daugiau. Paskui buvo vieną kartą, reiškia, bažnyčiai su labai žinomu dabar jisai jau nebe politikoje, bet dabar irgi užima pareigą, žodžiu, toks rimtas žmogus. Žodžiu, mes stojom su jo bažnyčioje ir aš irgi tik tai pradėjau. Žiūrėjau, žmonės tą kepurę, ten tą, kaip sako, krepšelį tą paleidžia per žmonės, deda ten po 5 litus, ten po 10 dar litukai buvo, ten kas kaip gali, žodžiu. Jis išsitraukė, žiūriu, 200, 100, ten ką jisai ten įdėjo, žiūriu aš jį. Ir mes važiavom atgal ir jisai man irgi sako, tu turi duoti, kad gauti, supranti, tu turi duoti. Ir sako, čia mainai. Ir sako, todėl ir yra tie, pavyzdžiui, aukojimo vakarėliai, tie, kurie turtuoliai susirenka, jie žino tas visas schemas, kaip tai veikia iš tikrųjų. Tai vat, būtent žmogus, jisai yra antiek, jeigu mes perprantam tą sistemytę, tai pas mus pradeda ateiti visi tie dalykėliai. Tai aš nekalbu apie pinigus, daleiskim, bet ir gyvenime, pavyzdžiui, jeigu aš neturėsiu jausmo, aš niekada nepritrauksiu žmogaus savo, pavyzdžiui, gyvenime, ar ne? Todėl, kad aš klaidžiuosi, nes aš tą galiu padaryti tik per jausmą. Tai reiškia, aš turiu būti vėl pasiruošęs pasitikti. Ir jeigu manyje yra tas jausmas, ir pavyzdžiui, aš susitinku žmogų, kuris man tuo pačiu neatsako, nėra mainų energijų, tai aišku, automatiškai jį patrauks gyvenimas.
mes galvom, kad čia mes sakom, ai ne, viso gero. Taip, iš dalies, nes laukai nesutampa. Bet iš tikrųjų stumia gyvenimas toliau. Aš kaip sakau, nu, spaudžia tau tie batai, nu, nusiimk, padėk gal kažkam tiks, nu, savo kitus, kurie tinka pasiieškok. Nu, ta prasme maždaug apie santykius. Tai va, tai ir nereikia to bijoti. Ir jeigu yra mainai energijų, jeigu du žmonės nori, o nori tik taip iš vidaus iš tikrųjų, nes protas jisai labai greitai gali uždominuoti, tai tada viską galima. Viską galima susitvarkyti, susilyginti. Aš kaip sakau, netgi žmonėm, kurie dar tam santykiai ir įtemptam santykiai, tai sakau, jūs paprasčiausiai prisiminkite, kas jūs esat vienas kitam. Nu tai aišku, dažniausiai sako, vyras ir žmona, sakau, čia yra popieriukai, pasirašėt. Vienas kitam perrašėt save, ne? Jūs taip įsivaizduojate, ne? Ne, čia sakau, yra dėl saugumo, viskas ok. Jūs iš tikrųjų draugai, vat jūs turite eiti iš jausmo, jūs draugai. O kas yra draugas? Draugas visada pateisins, supras, padės, palaikys, ar ne? Ir tą darys su jausmu. Vat. Ir kas tada gaunasi? Sakau, prisiminkit, kad jūs draugai. Kad kaip jūs pradėjote viską, kaip jūs svajojate visą šitą turėti ir jau turite. Ir dabar, reiškia, pradėjot kampus rankiot, kas kieno. Todėl, kad ego pradėjo augti, nebuvo darbo su savimi, arba buvo dėmesys nukreiptas, pavyzdžiui, į vaikus, į ten verslą, arba į darbą, į karjerą, o santykio tokio kaip ir nebuvo dviese. O žmonės kinta, viskas keičiasi. Ir paskui kokių 5, 10, 20 metų jau jie nebepažįsta vienas kito. Kai lieka dviese, vaikai išauga, išeina, pavyzdžiui, ten savo gyvenimus gyvent. Tai va tas ir lieka, kad aš pasikeičiu. Reiškia, ir ką man dabar reikia daryti, ar ne? Tai va ir yra ta esmė, kad tada sakau, pasimkite albumą, pasidarykite arbatos ir pasižiūrėkite, prisiminkite pradžią. Kaip, ir jūs jau tą turit, jūs jau daug padarėt. Ir prasideda tada. Pamenė, aš tenais bėgau kėdus, permirkau, džiovinau, o aš pas ten draugę suknelę skolinausi, ten kojinė įplyšo, bėgau pirkti naujos. Nu, žodžiu, istorija, bet faina, romantika, visi bėga, ten tas azartas. Vat. Ir tada vieną kartą irgi pasižiūrėjau, čia mano pažįstamas ženėsi, pakvietė mane į vestuvės, atvažiavau, aš pažiūrėjau, nu ten prabangų, gražų, sakau, ten, nu visko. Ir man sako, nu kaip, sakau, nu super, sakau, Karoli, labai gerai čia, sakau, viskas labai patiko. Ir sako, eik tu savo, sako, mes čia pusę metų varėm ten, ir ten tie muzikantai, ir tortai, ir suknelės, ir nu tas visas. Sakau, bet jeigu jūs visą gyvenimą taip stengsitės kaip dėl savo vestuvių, žinokit, viskas bus gerai pas jūs. Kažkodėl apsiženijom, pasirašom. Labai gerą frazę per filmą išgirdau. Va čia neseniai kinuose ta komedija. Moteris stovi, eina vyrukas, gražus ir sako, oi, viena apsisuko, sako, aš nepasidažius. Sako, kam tu dažytis, tugi jau vedus. Tai va tas jau, reiškia, neberūpi, jau, reiškia, viskas turiu, reiškia, nereikia stengtis. Tai aišku, kad turi būti tas procesas ir tas turi jausmas, aš manau, išlikti. Ir turi išlikti jisai per darbą su savim. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, atiduosiu, išeikvosiu save, aš suprantu, kad gyvenam protų labai daug. Ir tikrai mūsų tas sociumas nuplėšia, bet pats pagrindas tai yra, vat, kas šalia ir koks aš su savim. Tai va dabar santykis su savim, mes kalbam apie santykį su savim. Kas yra santykis su savim? Aš pats savo reikia paklausti, ar draugas, ar aš savęs nežeminu pats. Tai va, jeigu pripažįstu, aš nieko negaliu, aš nelaimėlis, man nesiseka, aš toks, aš tokia. Prasideda viskas nuo to. Ir tada žmogus susigūžia, į ką užsideda kaukę ir įjungia savo apsaugos sistemą. Tai reiškia agresiją, užsidarimą, užsivėrimą, bijojimą parodyti silpnų vietų, kur jisai galvoja, kad silpnos, nes taip išmokė. Iš tikrųjų, stiprus žmogus moka tik tai ašarą nubraukti prie visų, tik stiprus. Silpnas jisai rieks, rodys per stalą, daužys, bet aš visada matau
galvoju, tau dar darbas su savim žmogau, kol tu atsirakinsi savo seifus, visus išsiimsi tą širdį iš tų visų seifų, tai ojojoj, tai ir kas sako, už ką mane čia balnoja, sako, ašgi viską gerai darau. Sakau, jau vien už tą nuomonę, kad tu viską gerai darai, tave balnoja. Kaip aš ir sakau, kaip ir man buvo tas procesas, kai aš iki 30 tą depresiją buvo, ar ne, tai aš jį nusukau, aš jau dievulį viską supratau, sakau, jau viską aš supratau, paleisk, jau man užtenka. Tai man pasakė, jeigu tu galvoji, kad tu viską supratai, tu dar nieko nesupratai. Ir tada man į patalą. O tada supratau, kada nieko nesupratau. Vat, ir toksai, vat, nes viskas yra procese iš tikrųjų. Ir tada tu pradedi suprast, kad netgi jeigu tu link kažko eini, vat, aš net nebijoju, kad daugelis iš jūsų turite klausimą, ką aš galėčiau daryti, kaip aš galėčiau padėti kitam, pavyzdžiui, ten praktikuodamas arba dar kažką, kodėl aš čia dabar taip einu. Tai aš sakau, sakau, vis tiek tai yra, mes tą sužinom tik tai ateityje. Aš irgi, pavyzdžiui, tą supratau tik tai po kiek laiko. Nes, pavyzdžiui, poligonas, aš norėjau ten kažkur į užsienį važiuoti, ten biznį atsidarinėti ar dar kažką daryti, tenais dar. Bet mane vis tiek vedė į tą ir nors tu ką. Aš kaip tik galvoju, ramiai, čia tokia atsakomybė, galvoju, po tos ligoninės man užtenka jau tų vaizdų, viso šito, va, kojas yra, rankas į kojas. Bet ne, vis tiek žmonės atveda, tu tiesiog negali nuo to nueiti. Jau kai sakau, turėsi daryti tai, ką tu turi daryti, tai tikrai suprasi. O kada aš turėsiu daryti tai, ką turiu daryti, tada, kada tu turėsi daryti. O ką aš turėsiu daryti, suprasi tada, kada turėsi daryti, sakau. Mes čia turėjom tokių pokalbių ir... O kada aš suprasiu, ką aš turiu daryti, tada, kada tu prieisi prie to, kada tu turėsi suprast, ką tu turi daryti, sakau. Ir taip einam. O dabar tu turi daryti tai, kad darytum tai, ką turi daryti ateityje. Supratau. Ir einam toliau. Ir neįsitempiam. Ir kuo mažiau įsitempiam, tuo daugiau turim rezultatų. Nes smegenys įsitempia, tikisi, nori kažko, o iš tikrųjų vidus jisai sako, tai tu prisijung, sako, bus lengviau. Ir tikrai bus lengviau, jeigu jūs einat su jausmu. Tai žymiai lengviau iš tikrųjų. O jausmas kas yra? Energija. Energija eina per jūs, eina į smegenis per stuburą, į kūną lengvumą. Čia paprasta, anatomija, fizika, aš jums čia paprastai. Bet yra kiti dalykai, aišku. Yra, kai žmogus pradeda mylėti save, tai jisai tampa, jam tiesiog pasidaro, kaip ir minėjau, gyventi gerą. Ten tu nepradedi šokinėti padėbėsi. Jeigu žinokit, jum euforija ir jūs lakstot jau, aš visą pasaulį išgelbėsiu, aš myliu, tai kvieskit greitąją. Supančios, pabadys, bus ramu. Geriausias dalykas yra, kaip tie religiniai fanatikai, ten sektantai visokie, jie išbėga, akis tulpų, tam privalgė donelės, kokios keptos su kokiais milteliais ir bėgioja po miestą su būgnais visokiais ir taip toliau. Bet čia jų reikalas, čia gal jam patinka. Bet esmė kame? Esmė tame, kad jūs įgauna tą vidurinę būseną, jums tiesiog gera. Gera namie, gera su draugais, gera veikloje, gera laukia, gera gamtoje, man tiesiog gera, o čia yra balansas. Gera ir viskas. Yra pakilimai, jeigu pakilimas ir nuolydis, reiškia su jumis viskas gerai. Jeigu vien tik pakilimas, reiškia bus labai skaudus kritimas kažkur. Ta prasme, reikia balansuoti ties to. Nes yra depresijos viena forma, tai yra pakilimas, kai bėgioja, atrodo, pasaulio nuvers ir paskui po kokių tenais, sezoninė depresija vadinasi, bats ir pusė metų žmogus neveiksnus. Prieš tai prisidirba ir neveiksnus tampa spręsti. Aš irgi prisidirbęs gal tiek depresiją turėčiau tą pusę metų, jeigu tokio euforijai bėgioja, kaip mano vienas pažįstamas įmonių prisidarė, atsidarė, mama bėga jo iš galo, uždarinėja viską, nes mokesčių inspekcijai dirba, tai pasisekė, sakau. Tai su mama, sakau, tau pasisekė, čia tai tikrai.
Ta ten uždarinėja viską, ten futbolo komandas kūrė, viskas okei, ten vaikus surenka, sakau, toj tėvai ateis, vaikus išskirsto į namus, žodžiu, viską galiu. Ir gaunasi taip, kad paskui, aišku, krenta žmogus ir paskui vėl, bet, nu, taip yra. O kodėl? Todėl, kad vieną kartą, vienas iš pavyzdžių, tai reiškia perdėta meilė. Perdėta meilė, tai per daug, nes aš kaip sakau, reikia jaust tą ribą, kiek mes tam, nu, nes kai kada meilė arba tas rūpinimasis perdėtas yra kenkimas. A ne, jeigu aš perdėtai rūpinsiuos, tai aš vieną kartą pas mane atvažiavo, dar čia seniai buvo labai, ir jisai sako, nori valgyti, sako, va, yra, žiūrėk, dešrelės, šaldytuvą, jeigu nori, atsidaryk, šitą išsivirk. Paėmė, o kaip čia tada dar dujų nebuvo, užsidega, žiūri, jisai iš visų galų uždegė, o šiam, žiūri, pasiėmė dešrelį su celofanu, sumetė, sakau, tu ką, dešrelių neviriai? Ne, jam tada gal virš 20 metų buvo, gal 26, sakau, tai kaip, mama? O, nu va, ir va, paskui depresija, nu, nes, nu, žmogus negali įsikibti gyvenimą, jam ir tie pakilimai prasidėjo, tai va, tai labai yra svarbu tas viduriukas iš tikrųjų. Ir tas santykis su savim. Tai va aš ir kalbu apie tai, aš savęs paklausiu, ar tau patinka taip gyventi. O aš daugelio, ar patinka taip gyventi, tai reiškia, pastoviai gyvenu dėl to, kad išgyvent. Ne gyvenu, o einu ant išgyvenimo. Du skirtingi dalykai. Medicina, daktarai, viskas gerai. Bet jeigu didžiąją dalį jau mano gyvenimo tai užima, jau kažkas netvarko, jeigu aš jau galvoju, kaip čia dabar, pas ką man dabar užsirašyti, reiškia, aš turiu susiimti. Aš nieko nesakau, kad neturiu užsirašyti pas daktarą, bet reikia susimastyti ir susiimti. Dabar turiu tokį žmogų, kuriam iki gyvenimo pabaigos chemioterapiją paskyrė. Tai sakau, kiek tada to gyvenimo, jeigu iki gyvenimo pabaigos. Bet mes padarysim, aš manau, taip, kad nereikės. Ir, nu, aš net neabejoju. Iš tikrųjų, sureguliuosim, žmogus dirba su savim, daug dirba. Jau praėjom didelį gabalą ir tikrai viskas kaip ir gerin. Ir dabar jau bent jau gyvens, pasakė. Tai va tas va. O toliau einam jau į tą, kad nereikėtų iš vis tų chemoterapijų. Nu, neturi tai būti, sako. Nu, kaip. Tai va visas šitas, kas susijęs su jumis, su jūsų ta vidinė jėga, reikia tik tai įdėti jėgų, pastangų ir jūs galite. Iš tikrųjų, galite irgi bent jau savo tai tikrai padėti. Galite pradėti jausti, kas jumise vyksta, kaip vyksta, kodėl vyksta. Nes, kaip ir sakiau, mes išmokyti gyventi išoriniam pasaulyje. Tenais reikalai, tenais problemos, tenais situacijos. O kur aš? Aš tenais. O kur mano visas tie signalai, impulsai? Vat, būtent, kai mes priprantam jausti stresą, įtampą, mes tiesiog priprantam prie bet ko, prie šalčio, prie šalto vandens, ne, prie visko priprantam. Žmogus pripranta ir jisai po biškį eidamas į stresą, į lygą jau, jisai pripranta, jisai nejaučia to. Jis tiesiog jam, nu, nes visi taip gyvena. Visi gyvena, va, pilnos ligoninės. Va, čia neseniai, kaip laidojo pažįstama mama, tai Kaune, pavyzdžiui, tai nėra laidojimo namuose vietų. Reikia laukti, sako, tai po blatų gavom. Tai įsivaizduokit, kas darosi. Rygoje pastatė antrą psichiatrinę ligoninę, nes netelpa. Tai, nu, kas darosi, tai ir taip toliau. Tai čia galima vardinti ir vardinti. Tai gerai, jeigu sistema veikia, ne, žmogus tikisi, ne, vat mes gyvenam, tikimės, kad mane išgydys tenais psichologija, medicina, kad viskas vyksta teisingai taip. Tai kodėl viskas auga į kitą pusę? Reiškia, žmogui reikia pačiam susiimti ir susikoncentruoti ties savimi. Nes kodėl aš taip kalbu, todėl kad jeigu aš to nebūčiau padaręs, manęs čia nebūtų. Jau seniai, jau 16 metų manęs nebūtų. Vat, ir aš paėmiau ir tiesiog ir pradėjau eiti per jausmą. Žinote dėl ko? Dėl to, kad aš atmintį praradau. Jeigu aš atmintį praradau, reiškia, iš manęs išsijungė tie failai, kuriuos mane įprogramavo. Mes visi esame užprogramuoti. Nuo pat gimimo pas mane yra nulis informacijos smegenyse vaikas. Ne? Nemoka kalbėti, nemoka vaikščioti. Jisai dairosi, jisai gyvena instinktai. Šypsosi, jam gera, koks jisai yra. Ne? Šviesutis, viskas ok. Pradeda įrašinėti informaciją į smegenis. Ir žmogus tampa toks, koks turi tapti. Kaip aš ir sakiau, va kiną čia atvežkite. Išmokys kalbėti. Jisai nekalbės kiniškai, jisai kalbės lietuviškai, nes jis taip išmokė.
dėl to, kad jisai kinas, ne? Jisai valgys cepelinus, taip, o ne ryžius, nes jisai išmokė jį taip, kad cepelinai skaniau. Nu valgys, gal ryžiai patiks, ir man patinka kai kada. Tai va. Bet tai esmė kame? Esmė tame, kad jis jį taip išmokė. Jisai kalbės taip, kaip mes, emocijom reaguos taip, kaip mes. Nu, ta prasme, gyvens tuo pačiu. Tai va, tai reiškia, žmogus yra išmokytas. Tai gerai, išmokė mus gyvenimo, ten tam tikrų detalių aš pasėmiau pačias naudingiausias iš gyvenimo, ar ne? Jeigu aš kažką suvokiu, tai reiškia, įjungiu sąmoningumą ir įjungiu save, savo jausmus gyvenime. Kaip aš norėčiau, kad būtų mano gyvenime. Kaip aš, ko man nereikia, kas man netinka mano, kaip aš nenorėčiau, kad būtų mano gyvenime. Labai daug situacijų gali man tą parodyti. Jeigu aš atsuksiu juostelę, įjungsiu sąmoningumą ir pasakysiu, va čia va, man buvo taip ir aš taip nebenoriu, nes tai, kaip aš ėjau į tai, mane privedė prie to. Galima analizuoti laisvai čia tos dalykus. Ir va dar vienas, taip labai trumpai vienas dalykas labai svarbus, tai yra daug žmonių klausia manęs, va čia gal pradedančiam pasakysiu, kas tada gyvenime yra teisinga ir kas neteisinga. Vat kaip atskirti? Tai sakau, teisingi dalykai turi rezultatus, o neteisingi turi pasiekmes. Tai sakau, pasižiūrėk, kur tu pas tai pasiekmes ir kur pas tai rezultatai. Žinosi, kur tu elgesi teisingai, bet sąmoningai, taip savo pamirksi, kaip sako, kalys. Tai va, atsidaro tas rautas ir tada aš sakau savo, jo, va čia aš taip dariau, va čia taip, aš taip nebenoriu, noriu kitaip. Bet žinote, kas yra faina, kai jūs savo draugai tampat, jūs savęs dėl to neniekinat, nes jūs suprantat, kad tai nebuvo klaidos. Kodėl? Todėl, kad tas, kas buvo, sakykime, pasiekmė, tas gali būti dar didesnis rezultatas negu rezultatas iš karto. Kodėl? Todėl, kad kai aš įjungiu sąmoningumą ir savo pasakau, jo, va čia yra dėl to ir dėl to. Ką aš darau? Pradedu taisyti tą, tvarkytis, ne? Reiškia, įgaunu patirtį naują. Einu ten, darau, tvarkausi, su savim dirbu, pripažįstu. Ir ką aš tada turiu? Aišku, rezultatą. Ir kas yra, kame yra pliusas? Tame, kad aš vertinu tai, ką aš gaunu. Nes aš praėjau tam tikrą kelią labiau negu tą, ką iš karto gavau, ar ne? Reiškia, aš dėkingas už tai būnu, ne? Ir paskui aš turiu naują patirtį. Ir taip toliau. Tai reiškia, ta pasiekmė gali būti žymiai naudingesnė negu tas rezultatas iš karto. Jeigu aš teisingai sužaisiu su savim, su savo smegenim, ta prasme. Bet sužais, tai va čia toks ir yra dalykas. Jungiu sąmoningumą ir pasakau savo. Jeigu iš pirmo karto neišėjo, nepykstu, einu toliau ir vėl savęs paklausiu, kaip dabar? Dar ne, dar noriu keliais pašliaužioti. Pašliaužiu dar keliais. Va. Ir ta prasme, kai ateina riba, jūs patys, žmonės vis tiek patys jie pajaučia, kad jau aš to nebenoriu. Ir dar kitas dalykas, ir vis tiek, kai jūs atsistojat, jūs turit būti išdidus prieš save. Kodėl? Todėl, kad reikia pasakyti, sakykime, silpnų gyvenimas ant kelių neklubdo. Silpni ir taip keliai išliaužia visą gyvenimą. Aš atsistojau, ir stoviu savo. Reiškia, aš stiprus. Ir tiem, kad sakys, kad čia bandysim ten kažką prikišti, sakys, ramiai, tik silpni keliai išliaužia, aš jau einu. Pažiūrėkit, koks aš stiprus. Iš karto šiurpai per kūną ir galvojat, kaip čia dar pastiprinti savo tą vidinę sistemą. Aš dabar kalbu su jumis, man šiurpai bėga iš malonumo. Ir tikrai, nes tai yra gražu, yra stipru žiūrėti. Aš mačiau labai daug žmonių per šitą laiką, kai, sakau, per tų 16 metų priėmiau apie 30 000 žmonių gyvai. Tai įsivaizduokit, kiek matęs visokių įdomių situacijų, istorijų. Jeigu aš viską išpasakočiau, man reikėtų asmens sargybos kaip pas prezidentą. Nes būtų pasikesinimai matyti kažkokie, nes aš per daug žinau. Tai va, jūs niekam nesakykit tik. Tai va, bet esmė kame? Esmė tame, kad faina, kai tu išlaikai tą konfidencialumą dėl savo sveikatos. Juokauja, aišku, kažkaip visada. Tai va, bet iš esmės labai įdomu žiūrėti į žmonių gyvenimus ir visi yra skirtingi. Kaip aš sakau, nėra vienodų pirštų ant spaudų.
Taip pat ir žmonės. Ir sakau, nebandykite tą kitą, kuris yra šalia jūsų, suvienodinti. Jis niekada nebus toks kaip jūs ir jisai niekada nedarys to, ko jūs norit. Darys gal, bet klausimas tame, ar jisai laimingas tame. Ir kodėl aš su juo, kad aš tai, pavyzdžiui, su žmogum, kad jį padaryti laimingu. Ir pats jaučiausi šalia laimingų. Tai va, per save. Tai reiškia, pats laimingas, perduodi kitam laimę. Va, jeigu aš neturiu laimės, aplinkui visi nelaimingi, ne? Nes, nu ką, aš nešu ką? Nešu tą, kas mano viduje. Ir skleidžiu tą, kas mano viduje. Va, jeigu aš vaikštau, verkiu, pykstu, irzlus, dar kažką, ir tas tęsiasi, sustoji, susimastei. Ką reikia daryti? Nu, sako, bėgu pas psichologą. Nu, bėg, sakau, bėg. Pakalbės, išklausys tave, išeisi, vis tiek turėsi daryti kažką. Aišku, jėgų gauti, aišku, balansą gauti. Niekur nedingo tos situacijos, niekur nedingo. Vis tiek turėsi išnekėtis, arba turėsi, bet su kuo visų pirma turėsi kalbėti? Su savim. Ar turi tam jėgų? Ne. Ką reikia daryti? Tada netylėti. Tada pradėti kažkaip dirbti su savim, pasimti energijos, susibalansuoti. Ir aš manau, kad būti tam tikroji žmonių bendruomeniai, kurie tave supras. Palaikys, kurie praėjo tą kelią ir kurių interesai yra panašus. Laimingai, sveikai ir kaip sakyt, gyventi. Ir gerai gyventi. Nes kad gyventi būtų gera iš tikrųjų. Tas yra pats principas. Pamatysite ateityje, aš ir apie šitos įvykius kalbėjau, prieš 10 metų jau vyksta. Bet aš galiu jums pasakyti, kas ateityje bus. Žmonės susiburs į bendruomenės. Ir tik tai bendruomenės išgelbė žmonės. Religijos pereis į mokymus. Nes žmonės norės labiau pažinti save, o ne ten tą, ko nematė. Jų smegenys, ne? Patys tai jie matė gal, bet jie neatsimena. Jie daug ko neatsimena žmonės. Jeigu jie viską atsimintų, tai irgi nebūtų gerai, neturėtų šito gyvenimo, ne? Gyventų praeituose. Tai gyvenam šitam gyvenime. Reiškia, jeigu aš čia gyvenu, aš tada čia formuojasi viską. Čia ir dabar formuojasi. Tai reiškia, ir tą gyvenimą, ir tas detalytės. Nes mes sakom, mano pasaulis, tai reiškia, jūs turit visą pasaulį. Jums įteikia visą pasaulį su pasirinkimo teisė. Kaip jūs jame gyvensite, tai reiškia, kokie jūs tame. Tai pavyzdžiui, koksai aš santykiuose, koksai aš gamtoje, koksai aš namuose, ar aš esu laimingas, ar aš esu, kaip vienas sako, aš noriu būti laimingas, sakau, tai būk. Tai būk. Tai kaip čia? Sakau, kaip čia nereikia to klausimo. Reikia tiesiog būti, eit ir kažką daryti per jausmą. Ir būsi laimingas. Nes džiaugtis tai galima smegenim. Bet džiaugsmas jisai yra laikinas dalykas. O laimė yra tada, kai mes keičiamės, turim mainus energijų su gyvų išoriniu pasauliu. Su žmogum, su gamta. Džiaugsmą atneša daiktai, kaip sakau. Laimė atneša jausmai. Tai va, tai čia tas ir yra vienas iš pagrindų. O jausmai ir visa kita yra energija. Energija, visur yra energija. Pažiūrėkit, dabar dingtų čia elektra, energija, ne? Nu, pavyzdžiui, nedaug dievė Vilniui. Ligoninė sustotų, reanimacija sustotų, viskas sustotų, komunikacija sustotų. Vien dėl to, kad dingo kažkokia elektra. Tai ką kalbėti apie žmogų, jeigu ten tos energijos lašas, jisai gyvena iš savo rezervo, nes naktį miego metu jis nepasikrauna, o kompensuoja tik tai dalį energijos, kurią jis išnaudoja dienos metu. Jam užtenka energijos pamiegojus, ryte atsikėlus iki 10 ryto, visa kita eina iš rezervo, iš ląstelių. Ir jis aišku dėl to piktas. Koksai piktas žmogus arba gyvūnas? Alkanas. Tai reiškia, maistas ką duoda? Energija, savotiškos formos, ne? Ir yra kita formos energija, tai yra gyvybinė iš tos, kurios mes gyvenam. Ir jeigu jos yra trūkumas, žmogus bus irzlus, agresyvus, stresuos, jautrus, pažeidžiamas. Vakare grįžtam, atrodo, pavargom, pavalgiam, pasėdėjom, žandukai užkaito, po kokios riubytės ar ne, šypsena atsirado, gavom energijos, nusiraminom, einam toliau. Paprasta forma. Bet jeigu jau vakare įtampa, ryte įtampa, diena įtampa, naktį miego sukasi kaip voverė mintis, ne čia pas daug, kad taip yra ir atsikelia vėl galva va tokia, tai reiškia jau ne už kalnų arba depresija, arba kažkur užtrumpins. Tai tada nereikia laukti, nes dažniausiai tai laukia žmonės. Žinote, kodėl laukia? Irgi išmokė mus taip.
Nes, kaip sakau, automobilio skydelį važiuojat, užsidega lemputė, ką darom? O, reikia į servisą, perkais variklis, dar kažkas, stabdžių kaladėlės, dar atsisakys, reikia važiuoti pasikeisti. Jokių klausimų nėra. Ar ne? O kaip susirga žmogus, pradeda skaudėti. Ai, praeis. Pati viena iš klaidingiausių minčių. Praeis. Reikia reaguoti, nes čia signalizacija. Skausmas yra signalizacija, pažeidimas. Žiūrėt. Taip, dėjo iki fizinio. Priežastis. Ir įvardinti. Va, tas yra sunkiausia įvardinta, ne? Va, persidirbau, ten kažką dar, ten neteisingai maitinuosi, persivalgau, nedamiegu ir taip toliau. Susidėjot savo formulę, po biškutį, ne iš karto viską, pradedat formuoti. Tai gali užimti ne vienus metus, aš jums galiu pasakyti, bet tai bus nors prasminga. Tai nebus ėjimas žemyn su nepripažinimu, o vis tiek po truputį į kalną. Žinot, į kalną gal geriau va taip, o ne negu taip. Aš tai taip skaitau. Tada eini savo ir nueini, o čia reikia lipti. Tai gal taip, su pasivaikščiojimu. Tada savęs nevarom, duodam savo laiko, einam po truputį, stebim ir žiūrim, tai aš kaip ir sakiau, va čia vienam poste rašėm, kad išmeskit tos irklus, kam jums tie irklai, prieš srovę irkluot. Išskleiskit burės, pasimkit vairą, tegul neša ir stebėkit, kur pasukt, kas tinka. Tada turėsit laiko, nes kai irkluojam, neturim laiko pastebėti, kas vyksta aplinkui, kas vyksta manyje. Aš tiesiog varau. Žiūriu, jau vaikai užaugo. Žiūriu, jau žentas trinasi prie tvoros būsimas arba nebūsimas. Ir taip toliau. Va. Žiūriu, kad jau žilas plaukas atsirado. O ką aš mačiau? Darbas, namai, sodas, vaikai išaugo, sako, čiau bambino, sorry, viskas gerai. Vat. O kai tu žiūri, stebi, kai viskas vyksta, tai tada gyvenimas nėra greitai bėgantis dalykas, tas procesas. Gyvenimas nebėga greitai, kai jūs esat įvairūs. Tai nėra rutinos. Rutina priklauso nuo to, ar aš gyvenu proto, ar vidumi. Jeigu aš gyvenu vidumi, aš išgyvenu dienos bėgė tiek įvairiausių įdomių, teigiamų jausmų ir emocijų, kadangi pas mane yra noras susipažinti su savim, čia taip jaučiuosi, čia taip. Ir kita vertus, reikia savo pasakyti, mane išmokė ieškoti minusų, pripažinti, o ne pliusų. Nes vat prieina žmogus prie jūsų ir sako, laba diena, kaip jums sekasi, turiu jums pasiūlymą su šypsenėlė, gal jūs norėtumėte taip ir taip, ten gal kažkokį darbo, gal kažkokį dylą verslo. Ir jūs ką sakysit? Kažkoks jisai keistas, per daug jisai geras, kažką jisai čia suka, jis čia toksai, va. Ne, turi prieiti taip per stalą, teik čia, aš noriu su tavim pasikalbėti. Tada suprant. O jeigu jau minkštai, tai ne. Tai va, ir bendrai, jūsų ir bendrai žmonių protas veikia kaip? Pajutot? Mano, faina, noriu, va čia, Ką daro protas po 5 minučių maksimum arba minimum? A gal ne tavo? A gal tau nereikia? A gal čia nesąmonė? Čia per lengvai atėjo, čia dabar dar bus taip ir atsisakom. Arba atvirkščiai. Vidus sako, nereikia, nedaryk, protas, a gal pabandyk, a gal reikia? Ir paskui sako, jaučiau vidumi, jaučiau širdimi, kad nereikia, bet nepaklausiau. Gerai vieną, bet visą gyvenimą. Atsiprašau. Programa dominuoja. Va, kas vyksta. Smegenų programa dominuoja. Bet klausimas, ar į naudą? Į naudą, sakyčiau. Dabar supratau, iš to padarysim naudą. Patirtis, išmintis. Vat kaip ir sakiau, kai nuvažiuoju į psichiatrinę, matau daug protingų žmonių buvusių. Dabar jau, ačiū Dievui, paskutiniu metu nebekviečiu. Ne pas psichiatrą, aišku. Tai va. Ir kas yra įdomiausia, kad mačiau labai daug protingų žmonių, visiems sakau, labai daug. Buvę verslininkai, mokslininkai ir taip toliau. Dabar specialybės. Vienas Napoleonas, kitas dar kažkas. Ta prasme keičiasi.
protingi žmonės buvo, tikrai siekia, perdegė, ne? Tai daug tokių sutikau. Bet nei vieno nesutikau, kuris buvo išmintingas. Nei vieno. Kažkodėl tai. Sėdi savo prie upelio, medituoja, jam saulutė patinka, jam patinka tai, ką jisai turi, jisai išeina žmonės, jį myli, nes jisai širdim atvira, jisai apsikabina, pasidalina. Toks, ai, gerai, man gerai. Turtas, vidinis turtas. Kas yra vidinis turtas? Tai reiškia, aš laimingas tame ir turtingas tame, ką turiu, kame gyvenu. Nors ir namelis kažkoks ten laukuose. Jeigu aš išeinu į laukus, aš turtingesnis už tą, kuris dvare gyvena ir vaikšto visas persikreipęs. Ar ne? Nu, bet kaip mano draugas sako, bet dvare depresuoti geriau negu troboj. Sakau, tau jau tada bus be skirtumo. Dvare tu ar tu ten kažkur. Tai va, tai esmė kame. Tai turtas yra vis tiek, jisai yra viduje. Ir mes tą visi gerai žinom ir aš jums nieko naujo nepasakiau. Tiesiog tą norėčiau priminti, kad mes galim būti laimingais, kad mes turim būti laimingais, kad mes turim pradėti nuo savęs būti laimingais. Ir aš kaip sakiau, jeigu jūs turite viduje meilę, jeigu jūs mylite, jūs turite tą jausmą meilės, jums nereikia iš kito reikalauti tas meilės. Tu mane per mažai myli. Tai gal tavo pilt 3 litrus daugiau meilės ar 5 bokelį, aš tokį plastikinį meilės. Nu kaip daugiau. Reiškia, daugiau tai yra trūkumas manyje, jeigu aš reikalauju meilės iš kito. Aš niekada nejausiu meilės, kaip sakiau, jeigu manyje nebus tos meilės. Man gali čia, sakau, dėkoti, mylėti, apkabinti ir visa kita. Bet aš neturėsiu meilės, aš jos nejausiu. Tai reiškia, visų pirma, aš turiu jausti meilę ir tada aš jausiu, kaip mane myli. Ir tada aš nereikalausiu meilės, o tiesiog, jeigu aš jos turiu labai daug, aš ją dalinsiuos. Kada aš nieko nesitikiu atgal, tada aš esu stiprus ir nenusivylęs to, ko iš kažko tikėjausi. Kažko, ane? Kaip aš ir sakiau, patys nenugalimiausi žmonės tie, kurie iš nieko nesitikė. Tai yra gyvena ir džiaugiasi tuo, ką turi šiandieną, tai jaučia dėkingumą. Šiaip iš tikrųjų, galbūt, sako, kalbėti lengva, ar ne? Bet žinokit, tai nėra ir sudėtinga, nes nėra sudėtingų dalykų. Yra sudėtingas požiūris į situacijas. Nes kažkam tai juokinga, kas man sudėtinga. Arba man rytoj, kas vakar, šiandien buvo sudėtinga, arba vakar, rytoj man gali būti paprasta. Ane? Tai reiškia, tai priklauso nuo manęs. Kiek aš turiu savyje, požiūrio teigiamo, tose situacijose, kaip aš jas galiu pakelti ir kas tai vadinasi amortizacija. Vieni važiuoja per duobes, 92% žmonių gyvena kaip su vežimu važiuodami. Pažiūrėk, karas, kovidas, virusas, babach. Prie ko čia tas karas? Taigi, o ko tu sakau, guli čia dabar, taigi nepašovė, tai čia karo nėra. Vėl, ta prasme, tai kas gaunasi? Gaunasi tame, kad aš vis tiek turiu persėsti, pas mus visus yra tos duobės gyvenime, ne? Pas visus. Vieni važiuoja su vežimu perės ir jaučia kiekvieną, su golfu, pavyzdžiui, taburetė, kaip aš vadinu. Tai va, nenoriu žaisti Volkswageno golfo, bet jis vis tiek negyvas, tai va, tai daiktas, nesupyks. Bet kalbu apie tai, kad pakaba vežimo. Tai ir aš persėdu į Lexus arba Mers. Duobės tos pačios, amortizacija kita. Važiuoju, aišku, eksploatacija brangesnė. Prižiūrėti reikia save, ar ne? Bet amortizacija, komfortas, muzikytė, pasileidai masažiukai įsijungi. Viskas važiuoja. Tai du skirtingi dalykai. Tai taip pat ir mūsų vidus. Ar aš su vežimu varau per gyvenimą, ar aš su Lexus ar Mersu važiuoju. Arba dar su kažkokia mašina, kuri
vat man komfortiška. Tai aš tą pagal savo vidų. Kiti galbūt mėgsta ir tas duobes aštresnės, nu tai pavyzdžiui, alpinistai arba tie, kur žemyn galva šokinėja laiks nuo laiko. Tai va, tai jų yra, taip jie pakelia savo adrenaliną, bet aš jau geriau, žinokit, ant žemės vaikščiodamas savo adrenaliną kelsiu, nes nežinau, kada ta guma gali plyšti, ne? Tai va, tai čia netgi žmonės dėl adrenalino rizikuoja gyvybę, ar ne? Tai čia yra kaip savotiškas narkotikas iš tikrųjų, nes jis gaminasi organizme tik tai tam tikros atvejais, situacijose. Tai va, bet aš apie tai, kad vat būtent, kai tu pradedi dirbti su savim, pas tai atsiranda ta amortizacija, atsiranda lengvumas, susistato prioritetai. Nes, kaip sakau, netgi apie to žmonės sakau, kurie sakau, kurie, pavyzdžiui, kitus apkalba, ne? Tai jie yra, žinokit, sakykime, silpnesni už jūs. Kodėl? Todėl, kad tie, kurie stipresni už jūs, jiem ne iki jūsų. O tie, kurie silpnesni, jie visada žiūrės, kaip jums įkišt pagalį ratus. Tai va, ir va, tas ir yra, matyt, va, šiai dienai tas gyvenimas, jisai susijęs su tuo, kad aš turiu šiandieną susirinkti, susitvarkyti ir pradėti gyventi. Ir gyventi ne išorė susiformuosim, bet per jausmą, neprarandant logikos, pradėti save realizuoti. Kaip save realizuoti? Po truputį. Pažindant save per meilę, per jausmą. Sako, o aš jaučiu ar galvoju, man sako, būna, kad aš laimingas. Aš sakau, o tu pagyvenk, pamatysi. Tau parodys. Va, čia tik tai tau gyvenimas parodys, nes mes iš tikrųjų žmonių neauklėjam. Mes negalim žmogaus išauklėti. Auklėja gyvenimas. Va, ir vat, būtent reikia mums proceso tam tikro, kad mes tą suprastumėm. Ir jeigu aš, kaip sakau, einu link savo vidaus, tai aš tikrai atrandu tos lobius, kurie buvo uždengti po proto. Protas antklodė yra, kuris įprogramuotas, sąmonė. Nu, pažiūrėkit, paprastas dalykas sąmonė mane, vat, kiekvieno žmogaus. Ateina žmogus depresuojantis, vat, aš tą jau minėjau ne kartą. Ir aš jam sakau, tugi protų nenori depresuoti, vat, kad tau būtų liūdna, dabar nerimo. Ne, bet meta tau tą failą ir viskas, sakau. Tu nieko negali padaryti. Tu jau verga savo proto ir sąmonės. Reiškia, tai ką daryti? Sakau, pradėk iš naujo save programuoti. Tai sako, kaip, sakau, visų pirma reikalinga energija. Paskui ateina jausmas. Po truputį, net jis neteina toks kaip sprogimas, po truputį. Pradedi savo kartuoti, aš laimingas, man gera. Vat, ir tiesiog emi energiją. Emi energiją, tavo protas po truputį pradeda jam gerėti. Kas toliau vyksta? Protui tai pradeda patikti. Nes geriau jaustis gerai, ane? Negu sunkiai. Jis tą sulygina, protas nekvailas. Ir jisai pradeda ieškoti ir aplinkui gražių dalykų. Kaip prisiglaust, kaip kažkur kažką pajust, kaip apkabint galbūt, kaip įkvėpt, kvapas. Pažiūrėkite, kaip žmonės sako, aš vienišas. Aš skuriškis tu išsijungęs, nuo viso pasaulio atsijungęs. Ir prisijungęs tik prie savo smegenų. Kaip? Niekada nebūsi, sakau, vienišas, jeigu jausi, kad tau šviečia saulė. Kad tau paukščiai, dėl tavęs paukščiai čiulba. Gėlės kam kvepia savo? Tau. Kriokliai didžiausi, gamta. Šiaip sau teka, čia šiaip sau viskas vyksta. Ne? Tau. Viskas tau. Lietutis tau. Bulvytė tau auga. Ogytė, oboliukas. Viskas tau. Kodėl? Todėl, kad tu esi gamta. Tavo kūnas yra gamta. Ir tu nusigrėžiai nuo jos. Aš nenusigrėžiau. Mes tą darom nesąmoningai galbūt, bet per veiksmą. Nebūtinai tą turėti omeny. Bet darydami tai kažką, mes vis tiek nusigrėžiam ir sako, aš dabar jaučiuosi vienišu. Aš sakau, aš nesijaučiu vienišu. Aš išeinu, aš jaučiu kvapą, aš jaučiu orą. Sninga net man. Netgi per tą pilką dieną prisninga, kad man būtų šviesiau. Va. Tai kaip faina. Ir aš sakau, tai yra labai svarbu, kad tą dalyką supras, kad viskas vyksta dėl manęs ir kad aš niekada nebūsiu vienišas, jeigu aš jausiu, kas vyksta aplinkui, o jausti aš galiu tik tai
per savo vidinius potyrius, per save. Įsivaizduojat, ant kiek jūs esat tokie, ekskliuzyvas, gal taip net nepavadinsi, gal panašiai kažkas, kad tik tai jūs galite žinoti ir jausti, tik tai jūs galite jaustis taip, kaip jūs jaučiatės. Niekas nežino, kaip jūs galite jaustis. Tik tai jums priklauso jūsų jausmai. Tik tai jums. Tik tai niekas taip nesijaus kaip jūs, niekas taip pasaulio nematys kaip jūs, niekas to neišgyvens taip kaip jūs. Tik tai jūs. Ir į tai, atsiprašant, nusispjauti ir gyventi protu, nes tik tai aš čia naisa, galiu taip jaustis. Niekas už mane gerai nepasijaus, niekas už mane nepasveiks, niekas už mane neišspręs tam tikrų dalykų, kurie susijęs su manim, su mano kūnu, su mano jausmais, emocijom, požiūriu. Niekas, išskyrus manęs pačio. Ir reiškia, aš tada, aš paimu ir kažkam atiduodu tą. Patikiu. Belia kam. Yra pilna, kurie nori to. Tai va, valdyta, ne? Tai va, ką aš tada darau? Aš tada susikoncentruoju ties savim ir pasakau, aš save myliu. Realiai nebijau to savo pasakyti ir aš noriu jausti. Ir sako, bet ir tau, ir taigi sunku. Taip, pats sunkiausias darbas pasaulyje yra darbas su savim. Taip, taip. Bet koks yra naudingiausias darbas pasaulyje? Darbas su savim. Vėlgi, nieks už mane nepasveiks, nieks už mane laimingų netaps, niekas tai pasaulio nematys taip, kaip aš jį matau. Reiškia, aš turiu savo pasaulį ir aš pasijaučiu jame savininku. Aš esu šito pasaulio, kaip pasakyti, savininkas, gal taip pavadinkim, kaip ir kūno. Kūnas kas? Mes sakom, mano kūnas. Tai reiškia, aš ne kūnas, jisai man priklauso. Kodėl jisai manęs neklauso? Tas, kas man priklauso. Mano protas sako, a tai ko tu eini iš proto, jeigu čia tavo proto? Nes protas eina į tą pusę, tu eini į tą pusę. Ir tada gaunys, kaip Čarli Čaplinas tavo gyvenimas. Va. Tai labai svarbu yra, kad koja kojandai, tai kad eitų jausmai su protu. Tai va aš ką ir norėjau pasakyti, kad ten, kur per daug logikos, turi įsijungti jausmas. Ten, kur per daug jausmo, kuo kvepia? Fanatizmu. Kažkokių ten, nes, per daug tai yra per daug. Vat pažiūrėkit, per daug meilės. Įsimyli, juostelę užsitempia, pabunda, pasiekmes, nes per daug. Apanka. Stabilumas, jausmas ir logika. Vat čia tas turi būti, reiškia. Ne tik tai belekam. Jeigu žmogus sėdi prie stalo, daužo per stalą, rėkia ant visų, ten aš vadas, jūs klausykit manęs, tai tokie vadai pas mane nekartą yra buvę, individualiu, po infarkto dažniausiai, nes spazmuoja širdies raumenys nuo tos įtampos, nuo to viso, arba skrandžio opa, arba insultas, čia priklauso nuo pasirinkimo teisės jo, pagal jo vibracijas. Vat. Ir kaip jis sustabdys, pats žmogus pasirenka. Iš tikrųjų, sako, Dievas sustabdė. Lengva tą kaltinti, kas tau atsakyti negali. Labai lengva. Bet realiai, tai sakau, atsistok prieš save, prieš veidrodį ir paklaus savęs, a tu čia iš viso nieko neprisidėjai? O ne. Čia va, kaimynas nužiūrėjo. Sudaužiau mašiną, kaimynas, mačiau vakar pro langą, žiūrėjo, seilę varvino. Aišku. Kaip man buvo dabar čia kelis kartus man įvažiavo, žodžiu, ir manęs paklausė, čia Latvijoje žmogus sako, Liutaurai, o tau nereikėtų kažko gal suprasti, kad taip vyksta. Sakau, aš jau supratau. Sako, o ką tu supratai, kad pilni keliai kvailių, sakau, ir žioplų. Nes į užpakalį įvažiuoti tokiu greičiu, tai reikia mokėti dar. Pataikyti dar reikia, iš pirmo pataikyti reikia. Su autobusu. Ir ne man, paskui man. Čia kaip, žinot, pūlo žaisti, biliardą. Tai va, tai supratau, sakau.
kitą kartą būsiu atsargesnis, bet sakau, jeigu ne tu, tai tau, tai čia yra taip ir yra. Tai tada koncentruosi tai savim. Kaip tu vairuoji, kaip tau sekasi, kaip kas vyksta. Vat, ir vis tiek tu atsakomybę savo kažkaip priemi, nes ta situacija yra labai svarbi. Tai vat, labai daug galime apie tą kalbėti, bet iš tikrųjų, jeigu taip logiškai pagalvoti, jeigu aš pradedu pats su savim, vat, čia net nereikia kalbėti su visų pasauliu, atsisėdu ir taip su savim pabendrauju. Vat, nu taip, draugiškai, žiūrėk, čia taip, čia taip, čia taip. Gal nori pakeisti, bet sunku. Sakau, bet tai nors turi prasme. O dabar lengva, sakau, tau gulėti, čia naisvaikščioti susitraukusiam, persisukusiam. Sakau, lengva tau taip. O, pakvieti tai, Petrai, nu, kaip sekasi? Gerai. Jis visas susikaustęs, va. Pečiai taip, aišku, depresija. Tai va, tai tas lankstumas kažkoks. Ir tada tu pradedi savo sakyti, tai gerai, aš gal tai ir sunku, bet tikrai nesunkiau, negu aš tenais vaikščiosiu su depresijom. O lengva prie kabineto sėdėti 2 mėnesius, lauk, kol priims ir nieko nepasakys gero. Svarbiausia, kad nieko gero. Kaip man čia kažkas šią savaitę sakė, sako, buvau pas daktarus, sakau, tai ką pasakė, sako, nieko, sakau, ačiū Dievui. Sakau, džiaugtis, kad nieko nepasakė. Nes jeigu būtų pasakę, tai tau būtų pasakę taip, kad šiandien taip nesišypsotum. Va. Tai va, tai geriau nieko nepasakytų. Va. Tai yra tame reikalas, kad aš turiu tiesiog tą galbūt tas sunkumas, tai yra pats yra pagrindas, tai yra perlipti per savo protą, kuris nori dominuoti, iki tol vest. Aš visada sakiau savo protui, va jau netgi kurį laiką, kad jisai ten man, pasufleruoja, ką nors, sakau, ačiū, aš jau ties paklausiau, ačiū, nereikia. 8 komos, 1 klinikinė mirtis, ačiū. Invalidų vežimėlis, galima vardinti, labai tu logiškai mastai, sakau, bet aš kaip nors su jausmu. Ir šuniukais. Vat. Tai tas ir yra labai svarbu, kad vis tiek tik nuo jausmo nusisuki ir įsijungia šitą, va, kaip aš sakau, tai va, ir nenoriu vardinti, kas įsijungia, sąmonę pasakysim, gražiai taip. Tai va, ir jinai pradeda vėl. Ir mes, suprantat, kaip mes nepastebim, kaip jinai perima mus. Jinai mus pradeda valdyti sąmonę. Jinai mus perima po truputį. Žmogus sako, pradeda rūkyti, mesiu, kada norėsiu. Po kažkodėl po pusmečio taip nebesako. Einu kreiptis į specialistus, sako, jo, už tave mes jie. Tu turi kreiptis į save, į pagrindinę instituciją. Va. Iš čia į čia. Va. Ir tada, bet tada, kada ateis laikas, kada tu suvoksi, kad va, nu, reikia. Ir tada tą viduriuką tikrai gyvenime galima pagauti. Pagauti viduriuką gyvenime, tai tą balansą tai nėra labai, kaip ir sakiau, sunku, yra sunkus požiūris į situacijas. Arba nėra bloga, yra blogas požiūris į situacijas, nes rytoj man ta situacija gali atrodyti kitaip. Šiandien man kažkas sunku, rytoj aš iš to juokiuosi. Nu, ta prasme, tai susikaupiu, susikoncentruoju ir toliau gyvenu. Tai va, tai darbas su savim, jisai nėra lengvas, bet jis yra prasmingas. Kaip ir sakiau, gali būti sunku ir beprasmiška. Kai aš nieko nedarau arba klaidžioju pakampiais, kažkur ieškau laimės. Nu niekur mes už kampo laimės nesurasim iš tikrųjų. Nes visur, žinote, ką nešiojamės? Viską, ką mes turim čia viduje. Aš galiu į Himalajų kalnus užlipti, bet aš vis tiek nusinešiu visą tai, kas manyje. Visas nuoskaudas, visus nusivylimus, visus džiaugsmus, visas laimės ir nelaimės, kaip sako. Tai vat kitas dalykas, tai aš ir visada sakau, kad gyvenime nereikia niekada sakyti, kad mano blogas gyvenimas. Nes jisai bus blogas. Nes protas išgirs. Protas žmogaus girdi paskutinį žodį, užsakymą. Ir anksčiau ar vėliau tą realizuos. Žinote, kodėl teigiami dalykai sunkiau realizuojasi negu neigiami? Todėl, kad neigiamus dalykus mes išsakom su emocija, o teigiamus, nu gerai būtų. O kai aš susirgau,
Nu tai aišku, su emocija, labas, sveikas atvykęs, susirgai, man bloga. Ir šitą užsirašysim. Čia bus po savaitės. Dabar tau šitą užteks, ko tu užsisakėjai. Ir eina taip juosta užsakymų. Nes protas jisai linkęs materializuoti, realizuoti viską išoriniam pasaulyje, tai va tam mūsų energetiniam informaciniam lauke. Aš kaip sakiau, mes sukūrėm namą ir ten džiaugiamės namų ne tada, arba kūrėm namus, kada mes juos pastatom, o prieš, bet mes tą padarom. Aš pamenu pavyzdį, žiūriu ant lapo nupieštą savo ir galvoju, nu negali būti, atrodo, kad tai nerealu ant lapo. Paskui stoviu jau prie objekto ir galvoju, akis trinus, akurat, vyksta. Vat. Ir tiesiog. Ir paskui, aišku, užsimiršta visi kiti tie dalykai, tai tos statybos, viskas, paskui belieka tik gyventi. Ir tada ateina antra serija. Koks tu tame name? Ir ar ten jauku? Nes jaukumą kas duoda? Aš visada sakau, kad pats namas tai yra objektas. Name židinys, vat viduje, yra dažniausiai tai antra pusė. Tai yra moteris, duoda šilumą namuose, taip. Vyras, jisai duoda saugumą dažnai, ne? Jeigu taip žiūrėt, ne visada, bet dažniausiai pagal statistiką. Moteris duoda šilumą, lengvumą, minkštumą, nes mes tokie ateinam, paglosto ir kaip katinai tampam, ne? Vat, taip, reikia mums to. Netgi aš pastebėjau pagal save, jeigu aš kurį laiką ten pavyzdžiui, ten dirbu ar kažką, Gerda šypsosi, matau. Tai užtenka paglostyti ir nurimsti. Nes, tas vyriškumas pradeda kažkur lietis, atrodo, ką, kaip sekosi, tos įsijungiu toks. Paskui, viskas gerai. Kaip gera. Tai tie visi dalykai ir yra labai svarbus, kad mes tą vienas kitą per jausmą tuo dalintumėmės. Tai visų pirma išoriniu pasauliu, priimtumėm jį ir jį perduotumėm tą meilę ir pareis. Visada ateina. Man sako, kodėl neateina, sakau, dar ne laikas. Ir kaip aš ir sakiau, kad dažniausiai mes tik galvojam, kad tada laikas. O kai ateina, sakome, oi, nedaug dievo būtų tada man davę, tai aš ten grybo pripjovęs būčiau. Taip. Tai va, o visa kita, žinote, kaip aš ir galiu dar vieną dalyką pasakyti, jau 16 metų va šitame ir aš kuo toliau, tuo labiau noriu paprastesnių dalykų. Iš pradžių jo, tenais, tu ten eini gatvę, gali guldyti, ta prasme, ta jėga atrodo. Ir paskui ego susitvarko, atrodo, šiluma, ramybė, va tas gerumas, va tie visi tokie va dalykėliai paprasti. Ir tai yra labai svarbu iš tikrųjų. Ir tada, kai tu supranti, kad gerai, faina, viskas, bet tai nuo maksimumo ateini prie to viduriuko. Darai tai, kas tau patinka, ką tu myli, kur tavo misija. Aš labai džiaugiuosi, kad aš priejau prie to dalyko, kad tą misiją dabar galiu realizuoti save kaip žmogus, kaip daugelis, kaip sūnus, kaip draugas, kaip brolis, ta prasme, čia yra labai svarbus dalykai, ne? O kaip tėvas, irgi labai faina, kad taip yra, kad turiu taip fainiai namuose tokią dukrytę nuostabią iš tikrųjų ir viskas gerai, aš kaip sakau, ta prasme, jeigu taip apsisuki, jeigu tu ieškai smulkmenuose kažkokių sunkumų, problemų, reiškia pas tai dar viskas gerai. Nes kai jau pajuntam, kad kraunasi, tada nerūpi, ar tenais lėkštė išplauta, ar tenais šuniukas ten kažką, ar tenais dar kažką. Kaip ir sakiau, dažnai paklausiu pas tuos, kur žmonės, kurie nusivylė gyvenimu, bet jie realiai ten nėra depresijos, ten iš gero gyvenimo. Tai aš ir sakau, ką tu darytum, jeigu tau liktų mėnuo gyventi? Oi, tai jo, sakau, rūpėtų tau kaimyno mašina, kaip sakau, arba po kiek kūras, ne? Ar kas tenais ką perinko, ar ten kas kažkur pargriuvo, ar ten kažkas,
tu tiesiog sėdėtum ir kiekvieną dieną dėkotum. Gyvenam, lyg gyventumėm 1000 metų. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus nežino, ar jisai sulauks to rytojaus ar ne. Ir mes turime taip gyventi, kad šiandienas kiekviena diena būtų kuo prasmingesnė. Aš nesakau, kad ten visada idealiai, bet kuo prasmingesnė. Netgi jeigu man ir nepavyko, aš visada žinau, kad aš stengiausi. Aš jaučiau, kad aš stengiausi. Ne visada viskas klostosi, kaip mes norim. Bet tam reikia jėgų, energijos ir balanso. Ir aš manau, kad daug žmonių turėtų apie tai pajausti, pagalvoti, susimastyti.